Labas rytas, dabar yra 4 ryto, sveikinuosi iš Džakartos oro uosto, keliauju į Laoso sostinę Vientianą per Singapūrą. Turėjau vakar čia tokių problemų su skrydžiais, nes mano originalusis skrydis buvo pirktas senokai už 175 eurus ir turėjau skristi per Bankoką į Vientianą ir vakar po pietų gavau e-mailą, kad oro linijos pavėlino jungiamam skrydį pirmą skrydį, į antrą jokiais būdais nebespėjo. Ir teko labai greitai suktis, ieškoti naujų bilietų, prisimenam kaip tai buvo. Kai priėjau prie langelio, iš karto sodinam tave į lėktuvą už 30 minučių, bet reikės visą vakarą laukti, visą naktį laukti ir dar iki pietų laukti, kol bus kitas skrydis. Sakau, gal tiek tos, 200 eurų brangiau nusipirkau bilietą per Singapūrą ir čia turėtų būti skrydis jau po 5:25 išskris, tai aš jau Vientiane rytoj 12 valandą būsiu, labai ankstyvas skrydis, reikalų belekiek. Tai dabar kažkaip tai, svarbus persipirkau skrydį, dabar dar susitvarkysiu grąžinimo ten, formas visas, tai va, tokie va nuotykiai. O dabar ką? Keliausiu apie 1:40 valandą iki Singapūro, persėsiu per valandą kažkur 50 į kitą lėktuvą į Scoot Airlines ir iš ten laukia 3 valandos skrydžio iki Vientiano, tai maždaug turėčiau susisukti per nepilną 7 valandas ir atsidurti Laose. Šita dalis mano tokia irgi labai laukiama buvo, nes Laosas dar visiškai buvo nelankytas, jeigu tuo tarpu šitą žiemą keliavau Tailande, Indonezijoje, šitos šalys jau ne po pirmą kartą yra lankytos, tai Laosas man bus pirmą kartą. Tai dėl to labai laukiu, labai skirtingų buvo nuomonių. Vieni gyrė, kad tai yra labai nerealu, labai faina, kiti peikė, kad labai nėra kas veikti, kad ten nieko gero, kad tu ten veiksi 26 dienas. Tai man sukėlė dar didesnį intrigą, nes man dabar patapo labai įdomu, tai kaipgi bus man. Aš labai mėgstu sudaryti savo nuomonę. Tai ką, keliaujam. Sveiki atvykę į mano kelionių kanalą. Jeigu jums patinka mano video, spaudžiame like, spaudžiame subscribe ir žiūrime, kas bus naujo, nes šią žiemą keliausiu po Tailandą, Indonezijos salas ir Laosą. Jeigu šitos kryptys domina, žiūrėkite, rinkite informaciją, jeigu važiuosite savarankiškai, o jeigu dar bijote savarankiškai keliauti, 26 metų gegužę ir birželį paskelbsiu informaciją apie kelionių planus, naujomis kryptimis, mano sugalvotais maršrutais, keliausime 26-27 rudenį, žiemą, pavasarį. Visą šitą stebėjimą galite atlikti mano Facebook'o grupėje Kelionės su Jolita, nuorodą palieku apačioje. Tai dabar linkiu gero žiūrėjimo, o galbūt kitą kartą pasimatysime mano organizuojamo kelionėje. Susiradau savo vartus, šiaip tai iki savo terminalo reikėjo dar pervažiuoti ir traukinuko, bet viskas jau leidžiasi Laose. Laoso oro uostas yra tik šiek tiek didesnis negu Vilniaus, nors Laose gyvena 2,5 karto daugiau žmonių negu Lietuvoje, o oro uostas tik šiek tiek didesnis. Biški išėjus iš vaizdo, bet nusnaudžiau kažkiek minučių, tai visai nieko, einu savo bagažo ieškoti, mačiau, kad šiaip krovė į lėktuvą, tai turėtų būti gerai, lauke turėtų būti karšta, biški debesuota dabar. Sveiki atvykę į Laosą. Viskas stebėtinai greitai praėjau migraciją, nes turėjau elektroninę vizą, prie Visa on Arrival labai ilga eilė, tai kas važiuojate, tai geriau pasirūpinkit online čiut brangiau yra, bet jūs tiesiog taupot laiką. Ir matau, kad mano kuprinė yra, čiumpu kuprinę, imu taksą, tiksliau dar iki to, gal reikėtų pinigų išsikeisti ir SIM kortelę nusipirkti. Žodžiu, reikaliukus susitvarkau, reikėjo judėti toliau. Kai įtiklai 300 eurų įsikeičiau, gavau 7 milijonus 200 kipų. Tai dabar einu, appsas čia turėtų, sakė, veikti taksi, einu bandyti su appsu įsikviesti, nes greičiausiai vis tiek bus pigiau, negu dabar nuo gatvės gauti taksi. Atvykau į savo laikinus namučius, čia bus 3 naktis, nakčiai mokėjau 32 eurus be pusryčio. Šiaip pastebėjau, kad Laose man apgyvendinimas daug brangiau gaunasi negu Indonezijoje arba Tailande. Čia toks senovinis viešbutis, liftas yra tik tais daiktams pakelti, labai siauri laiptai, tai palieki daiktus lifte ir toliau užlipi į viršų. Kambarys toks mažiukas, nors ir nepirkau labai didelio.
Čia tokie landukai, kaip sakau, be langų, man miegoti labai gerai, tada visai nešviesu, svarbiausia kondiškiai veikia. Kas man čia nepatiko, buvo žiauriai mažas dušas, nu bet, ok. Iš karto išėjus iš viešbučio yra ir šventykla, aš jos netaginau, nes jinai čia tokia nebuvo labai kažkuo ypatinga. Norėjau parodyti gatves, gatvės labai primena Tailando gatves su tais milijonais kabelių, šitoj gatvė tai iš vis milijonas kabelių. Tikrai, kaip sakau, nepavydžiu elektrikams čia dirbantiems ir aišku labai gražus šitie spalvoti tuktukai. Jų kainos svyruoja priklausomai kaip susitarė su vairuotoju. Būtent šitą tai filmavau, nes labai gražus krėslas, rankenos, belenko kietumo ir paskeliui dar užsukau į pakistanietišką restoranėlį, užsimaniau žodžiu humusą. Dabar taip vaikštau, galvoju, kaip čia tylu. Dabar net ir sostinėje, dabar čia šoninė gatvelė, nepasičiu, kad didelis eismas, gal nuo oro uosto ten intensyviau. Ir taip tylo ir labiausiai, žinot, kas keista. Dabar per 2 mėnesius buvau pripratusi, kad musulmoniškai šaly buvau ir ten nuolat tie visi giedojimai, maldos ir taip toliau. Čia tiesiog tylu. Biškit, pas mane čia tokia šoninė gatvelė. Tai taip, kol kas taip net, negaliu pasakyti, kad buvo pabodę, bet kažkaip tai gera ausims, kai tylu. Jau sakau labą dieną, pas mane vidurdienis. Gerai labai išsimiegojau, biškiai įsilsėjau, susitvarkiau visokių reikaliukų, pasimankštinau ir dabar jau laikas mano brunšui, vėlyviem pusryčiam. Ir kadangi Vientiane iš tikrųjų nėra čia daug tų objektų, tai pavalgius eisiu pasivaikščiot, kurie truputėlį toliau pabandysiu per niekada nebandytą appsą įsikviesti tuktuką. Žodžiu, tai va tokie planai šiandieną. Kažko labai daugybės nesu prisiplanavus, plus dar turiu ir rytojų. Tai taip ramiai adaptuojamės prie Laoso. Mano aukštai yra ir balkonėlis, tai čia rūkantiems gal visai aktualu pasėdėti, arba nebūtinami rūkantiems, bet esmė yra tokia, kad su rūkymu čia yra griežtokai. Nelegalu turėti elektroninės cigaretės ir aikosus, tai atskrendant į Laosą tą reikėtų turėti galvoje. Dabar keliauju į mano administratorius rekomenduotą kavinukę, kuri yra tokioje gražiai vietoje, su skania kava ir, žodžiu, pėdinu tenai. Ir šaligatvių situacija yra ta pati kaip ir Tailande, kur reikia po visus dalykus stovinčius ant šaligatvių tiesiog brautis. Žinot, koks dar keistas jausmas, kad temperatūra yra ta pati, kaip ir buvo Indonezijoje, bet tenais būdavo drėgmė 80%, ši čia rodo 8-9 drėgmės. Išeini į lauką, šilta ir nemuša prakaitas. Aš buvau pasilgus to neprakaitavimo. Artėju link centro, čia yra tokia stupa. Chaoso šiaip gatvėse nėra, nežinau, ar tokią valandą užtaikiau, bet labai jaučiasi, kad žmonių netaip daug. Ir štai, pažiūrėkit, koksai senas pastatas, bet jis dekoruotas ir įrengta kaip kavinė. Gali pasifotografuoti, yra tų visokių gražių kampelių, senovinių sienų, jos išpuoštos įvairiausiamis gėlėmis, tai čia tokių besifotografuojančių buvo daug. Čia dar viena uždara erdvė su tokiais senoviškais rakandais, tai matot, sėdi žmonės irgi pakampės, čia tokį net kampelį įdomu rada. Tai aš, žodžiu, atsisėdau šitoj patalpėliai, atseit kambarys be stogo, pasėmiau čiškus 7-8 euriukus, kavytės, porą krosaniukų ir galima keliauti toliau. Išsikviečiau toks vadinasi Loka programėlė, galima išsikviesti mopedo taksi ir lekiam tolin. Kamštis, va čia dabar užtaikiau jau kamštį prie prekybcentrio. Šituose prekybcentriuose ketinu paskutinę dieną Laose apsišopinti. Atvykau čia į tokį istorijos mažą muziejus, yra nemokamas, tai dabar greit pabandysiu supasakot pagrindus. Čia užėjus tik tai yra vaizduojama kasetinių bombų, kaip jos krenta, kada paleidžiama kasetinė bomba. Kasetinės bombas ant Laoso mėtė amerikiečiai Vietnamo ir Amerikos karo metu tarp 64 ir 73. Laosas iš tikrųjų buvo neutrali valstybė, dėl to JAV negalėjo viešai sprogdinti. Dėl to CŽV iš tikrųjų slaptas misijas darė virš Laoso ir paleidinėdavo kasetinės bombas, tikėdamiesi sugriauti tarp Šiaurės Vietnamo ir Pietų Vietnamo
tokią, sakykime, tiekimo grandinę. Deja, kas atsitiko, nukentėjo daugybė laosiečių. Iki šiol Laosas skaitomas labiausiai bombarduota šalimi visame pasaulyje. Virš Laoso buvo įvykdyta daugiau negu 580 000 bombardavimo misijų ir išmesta daugiau negu 270 milijonų bombų ir 30% jų liko nesprogusių. Dabar dėl ko muziejuje yra tiek protezų? Dėl to, kad dar po šiai dienai žmonės vis dar savo dirbdami laukuose, vaikai žaisdami kiemuose, užlipa arba pajudina tas likusias nesprogusias kasetinės bombas ir tokiu būdu netenka galūnių. Šita organizacija kuo būtent rūpinasi, tai tais žmonėmis, kurie būtent dėl šitos priežasties neteko galūnių ir jiems stengiasi parūpinti protezus. Tai iš tikrųjų tų protezų variantų čia įvairių yra, bet liūdniausia dalis ta, kad Laosas buvo pasirašęs neutralumo sutartį, jis nedalyvavo kare, bet žodžio Amerika savo laisvai sprogdino vietinius žmonės. Iš tikrųjų, kadangi, nežinau, ar iš mokykloje neatsimenu, kad mes būtume labai kalbėję apie Vietnamo ir Amerikos karą, turbūt kalbėjom su istorijos mokytojais, bet kažkaip labai, kada esi vietoj keliaudamas ir tą istoriją išsiaiškinai, jau čia būnant vietoj, kaip vietiniai mato tą visą dalyką, yra baisu iš tikrųjų. Aš Vietname prisiklausiau labai baisių istorijų iš Vietnamo ir Amerikos karo, kur amerikiečiai vadina Vietnamo karo, vietnamiečiai vadina Amerikos karu, nes amerikiečiai jūs užpuolė. Laose čia išvis labai likau nustebus, nes aš tikrai neatsimenu, nežinau aš tos informacijos. Žodžiu, žmonės buvo sprogdinami tik dėl to, kad pilotas su kasetiniam bombom nerado, pavyzdžiui, taikinio ir negali leistis su bombomis kartu, turi vis tiek išmesti, tiesiog išmesdavo bet kur kaime, įsivaizduojat. Tiesiog bet kur kaime visiškai neutralioje zonoje susprogdina didžiulės teritorijas dėl to, kad pilotas nerado savo taikinių, dėl kurio skrido. Žodžiu, liūdnoka istorijos dalis, iš tikrųjų liūdnoka. Šalia muziejaus visai vietoje turi ir uždarą stadioną, kuriame, žodžiu, sportuoja žmonės, kurie galūnių neturi. Dabar toliau keliauju už €60 per specialų appsą, išsikviečiau elektrinį tuktuką, tai kas yra, jis nėra toks garsus, važiuoja tyliau, važiuoja turbūt greičiu tokiu pačiu, tiesiog yra patogiau. Dabar judame toliau. Į truputėlį kamščius lendame, va kiti tuktukai važiuoja, tai truputėlį buvom pastrigę kamščiuose, bet jau visai artėjame prie sekančio objekto. Atvykau prie Pergalės vartų, prie Pergalės monumento. Jis yra pastatytas būtent gynėjams, kurie kovojo prieš prancūzus, kad prancūzus išvyti, nes prancūzai buvo juos kolonizavę. Tik tais toksai paradoksas, kad šiek tiek Prancūzijai primena Pergalės arką. Labai įdomus yra viduje raižiniai, piešiniai, tai šiek tiek apsižiūrime ir keliausime į viršų. Aš būtent to ir atėjau pasižiūrėti, kaip truputėlį iš aukščiau atrodo Vientianas. Užsieniečio bilietas kažkur €10 kainuoja, 30 000 kipų ir keliaujame aukštyn. Čia pirmas aukštas, iš to aukšto šiek tiek iš arčiau matosi viršų esanti arka. Dabar trumpa istorija. 57 čia pradėjo statyta, 60 pristabdytas buvo statybos, nes čia atsirado, kas nenorėjo statybų. Tada 66 tai čia buvo Vientiane, buvo baisinis potvynis ir tada 68 pagaliau užbaigė statybas, 93 buvo pakeistas pavadinimas, tada dar vėliau buvo gautas gongas ir 20-aisiais įrengtas su šviečiančiais fontanais. Baigiau užlipti į viršų, istorijos šiek tiek jau sužinota, jau kaip ir aiškiau viskas. Dabar 5 yra pagrindė statinukai, tai yra 4 kampai ir per vidurį vienas. Nei visus eina užeiti, bet apsidaryti šiek tiek yra leidžiama.
per šonus tada pasižiūrime į miestą. Čia jau yra tie fontanai, mano anksčiau minėti, tik tais aš nenorėjau vakare pasižiūrėti, kaip jie čia naktį šviečia, groja, dainuoja. Ir buvau nustebusi, kad Laose nėra tokio chaoso, kaip kitose pietryčių Azijos šalyse. Laukia dabar rodo jutiminį 32, bet drėgmė 4, bet jau karštis jaučiasi, ypač ant saulės būnant, tai ilgai nesikepinu, judam toliau. Dabar einant paskaičiau, kad Laosas, iš tikrųjų vietiniai sako ne Laos, o Lao, ir PDR pridėta, tai yra, kada pilnai paskelbta buvo nepriklausomybė 75 metais, tai tas PDR angliškai yra People's Democratic Republic, tai yra Laosas, žmonių demokratinė respublika. Ir rašo, kad yra juokavimo, kad tas PDR trumpinys reiškia please don't rush. Lietuviškai verčiasi Laosas, prašau neskubėti. Pradedame šventyklų maratoną. Pirmi vartai, užeiname į vidų. Iš pradžio atrodė, kad žmonių bus daugiau, nes mašinų buvo, bet viduje kažkaip žmonių tai nelabai čia buvo. Einame tolyn ir čia yra kaip ir priekis šventyklos. Man čia gražius tas fasadas visas, bet vidus uždarytas. Ir radau, kur dar čia tik statybos vyksta. Prašau, vyksta visas procesas, kada iš cemento gamina dramblį. Ausytės dar nebaigtos, bet teptukais dar užbaiginėja. Ir teritorijoje atradau tokį gražų kampelį. Ir kaip matot, žmogaus tai nei vieno. Tai net neturėjau kieno paprašyti, kad mane nufotografuoti, nes poniai reikia fotografuotis visur. Tai žodžiu, pasivaikščiau savo tylo ir ramybėj, viena pati su savimi, tikrai labai gražiai, aš net šitą gabaliuką uždėjau kaip viršelį šitam video, nes man labai patiko. Čia viršus truputėlį Lana stilių primena ir tradiciškai daug aukso, daug budų. Einame tolyn. Gražus šitoje vietoje ir piešiniai. Piešiniai vis laik vaizduoja kažkokias tai su Buda susijusias istorijas arba mokymus, jeigu ten turi tas šventas knygas, kuriuose yra išpasakojama, kaip reikėtų teisingai gyventi. Ir kiemelis labai gražus, vėl su daugybė Budų. Keliaujame toliau, užmačiau, vienuoliai patys čia ir tvarkosi viską ir einu prie tos šventyklos, nes aš nusižiūrėjau ją dar su taksi važiuodam. Labai spūdingai atrodo, biškinė vietoje, kad tik tai greičiau prieičiau, bet aš kaip priejau, man toks jausmas buvo, labai daug spalvų, tos Budos, gėlės, žodžiu, labai man paliko didelį įspūdį būtent šita šventykla. Bet kadangi vidų negalima užeiti, tai aš keliavau toliau, pasiėmusi vėl mopedo taksi, lėkiu per miestą. Mieste vėl matosi, kad judėjimas nėra labai didelis, tai visai greitai sekasi ir visą trasę įveikti mopedu. Dar viena šventykla maratone. Jinai laikoma viena svarbesnių šventyklų, dėl to, kad jinai išlikusi gana originali. Įėjimas 30 000 ir einam apžiūrėti, kaip čia kas čia. Šventykla pastatyta 1819-24 metais paskutiniu Vientiano karaliaus, Anu vardas. Ir dėja, praėjus keleriems metams Vientianą čia labai siaubė ir griaunamos buvo šventyklos ir šita šventykla vienintelė išliko originali. Ir labai iš tikrųjų matosi tas toksai neperpuošimas, nėra per daug perblizginta, nes iš tikrųjų Budos mokymas yra apie paprastumą. Dėl to sako, kad iš tikrųjų budizmo neatspindi tos blizgančios šventyklos. Bet žmonės, kurie statė tas šventyklas, atrodė jiems, kad tos puošnumas, čia toksai labai faina, labai didelį garbė, gražią šventyklą pasistatyti. Anksčiau gal čia ir buvo šiek tiek aukso detalių matyti, bet šiaip jinai tokia gana, tokia šarmelio turi, tokia šiek tiek pablukus, šiek tiek pabuvus, bet labai gražiai atrodo, labai jaukiai atrodo ir labai faina, kad žmonių nėra. Viduje tenai neleidžia filmuoti, bet radau, kad šalimais yra sienos tokios pat kaip ir šventyklos viduje. Tai būtent su šitom arkom mažytam ir taip po dvi Budas pastatyta.
Va, tai sienose maždaug va taip atrodo ir dar visokių senovinių freskų, tokių pablukusių truputėlį, nerestauruota, bet šiaip man jinai dėl to tokių biškį šarmelio ir turi, nes šita šventykla nėra visai išpucinta, išblizginta, išauksinta, ten žodžiu stiklais neaplipinta, kaip, pavyzdžiui, Tailande, va, budistinėse šventyklose labai ten viskas blizga, tai šita tokia paprastesnė. Tai čia visur šiaip rašo, kad šita šventykla yra būtina aplankyti būnant Vientiane, tai aš sakyčiau, kad tikrai verta. Teritorija daro daug būdų, tai man dabar vis po šiaurės Tailando labai įdomu tyrinėti veidus, nes ten gidai pasako, kad iš tikrųjų jie skiriasi ir aš tik dabar pradėjau pastebėti, kad skiriasi iš tikrųjų veidai. Čia tokios būdos ilgesnėmis nosytėmis truputį prasimerkia ir labai speneliai ryškus, nežinau kodėl. Ir už šventyklos dar yra toks parkelis, labai toksai įdomus, padaryta tokie arbuziukai, tipo staliukai ir kėdutės. Ir gali tiesiog va taip ramybėje pasėdėti, nežinau, pamedituoti ar tiesiog pailsėti. Žodžiu, labai faina erdvė padaryta. Judu toliau, išsikviečiau vėl mopedo taksi ir prašau už upės jau Tailandas. Privažiavau dar vieną šventyklą. Šita šiek tiek jau papucinta, pablizginta tokia jau. Ir čia turėtų būti atidaryta, bet šiuo metu buvo uždaryta. Bet labai spalvota, labai gražių piešinių, čia daug stiklinių detalių, jeigu saulė šviestų, čia taip visai neblogai žibėtų. Jau, kaip sakau, aš nuo tų budistinių šventyklų jau greitai budistas patapsiu visai, bet man nežinau, kažkaip man labai patinka visos šventyklos ir tie piešiniai. Ir raštai, žodžiu, kažkaip man vis dar yra vau, nors jau trečia žiema po tas budistinės šalis trinuosi. Va, tai žodžiu, apsižiūrėjau šiek tiek, tai vėlgi čia tie piešiniai pasakojimai yra iš Budos mokymų visų, tai aš jau čia tiek neanalizavau labai stipriai, kas čia kaip, bet kad gražu, tai tikrai. Kiemelyje yra dar ir tokių pastogėlių, šitos jau man primena tailandietiškas šventyklas, tai sakau, viena auksinė, viena balta kaip Čiang Rajuje, šiaurės Tailande, čia su ta vadinama smaragdinė Buda. Ir ką, dar keliauju į vieną, nes čia yra pieškom, visai nedidelis atstumas iki sekančios vietos, jau užbaigsiu maratoną su šita šventykla. Prieinu, čia yra vartai. Ir keliaujame į vidų. Ir pagrindinė šventykla yra čia. Čia bus galima užeiti ir netgi galima filmuoti. Tai nusiaunu batukus, einu gilyn ir pasižiūrime. Tai šita Buda keista, kad ne auksinė. Čia toks truputėlį jau kitaip atrodo. Ir jeigu analizuojant veidą, pažiūrėk, kokia plokščia nosis. Gal pirmą kartą Budą matau tokia plokščia nosimi. Ką, visą šventyklų maratoną pavariau. Ir užtrukau kelias valandas, čia kol nedaug, 4 valandas gavosi, viską apžiūrėjau. Ir dabar reikia išbandyti lausietišką masažą, tai susiradau pagal gerus vertinimus visai šalia šitos šventyklos. Tai pažiūrėt, ką čia rasiu, reikia masažiuką mano kūneliui. Radau va šitą, pagal atsiliepimus turėtų būti neblogas, einu patikrinsiu kaip čia kažkai. Šiaip visai čia tvarkinga, turi kur ir kojytės plauna, tai jau fancy visai galėčiau pasakyti, o kainuos tai kokie, nežinau, 6-7 eurai. Tai kadangi čia lausietiškas masažas kaip tai masažas, be aliejaus, duoda specialius rūbus ir važiuojam. Dar gavau karštos arbatos. Aš net susivėlus, man čia galvą masažavo. Nebuvo topinis gal masažas, bet visai neblogas. Jis ten man užsigulus, mano sprando raumenis masažavo, žodžiu. Šiaip visai gerai atsipalaidavimui, kaina tikrai maža, čia apie 6, nežinau, eurai, 6-7 eurai valandą. O dabar einu maisto turgelio ieškoti. Jau į maisto turgelį radau čia tokį, kaip sakau, smirdukų durianų rojų. Juos čia pardavinėja pagal svorį, tai nuo svorio priklauso, gali būti tarp 6, 8, 9 eurų. Aš susiradau tokį mažesnį gabaliuką savo pasiimti, tiesiog paragauti. Ir pirmą kartą gyvenime mačiau mini mangus. Juos čia specialiai apdoroja, kauliukus išimas, kurį ten nulupa, bet aš nusipirkau tokius neapdorotus, tai skonis nebuvo kaip didžiųjų, bet tikrai skanu.
Va, bandau durianą. Durianas šitas va vienas gabaliukas kainavo apie 4 eurai. Tai skonis gana švelnus, lyginant kiek esu anksčiau ragavus. Tai toks mažiau raugintos tešlaus skonio. Tai žodžiu, davė birštonaitės, viskas normaliai. Pradėjau nuo deserto, dabar einam rimto maisto ieškoti. Čia kiauliena skrudinta, jie čia pačiškavoja, visokių sušiukų yra, visokių desertukų, visokių tų spurgiečių, kojyčių, vištos, na štai jų nemėgėja. Čia kažkokie tai desertai. Kartais būna, kad aš pasižiūriu praeidama, man jeigu neapetitingai atrodo, aš tiesiog nenoriu. Labai populiaru iešmeliai ir gal saugiausias netgi variantas. Čia radau austrės, keptas ant laužo, už kažkur 1,70 € pasiėmiau su aštriu padažiuku, bet skanu buvo. Dabar keliaujam toliau, jūros visokios gėrybės ant laužų, toliau iešmeliai vėl. Aš paskui ir grįšiu pasimsiu iešmelio ir užėjau kampelį, kur iš tikrųjų galima su kompanija ateiti, prisirinkti visokių gėrybių ir ten dalį jie kepa, dalį pats kepia. Ir netgi radau krabai visai dar gyvi, juos čia į lėkštes gyvus krauna ir va šitaip ant lauželio, ant stalo su chebra gali sėdėti ir kepti. Aš susiradau savo šviežiai spaustų apelsino sulčių šokių eurą. Nežinau, 50 gal. Ir pagaliau radau iešmelius, kur daržovių turi, nes kiti turėjau tik mėsos. Prisirinkau aš čia visokių iešmelių, brokoliukų, grybukų, vištienos ir keliauju skanauti. Tuos iešmelius, kur pirkau mėsos, jau buvo pagaminti ir jau čia padažas aštrus buvo užpiltas. Man verkti norisi. Ir čia pasirodo galiu su maišeliais ateit valgyti, bet turiu pasimti gerti. Tai pasiėmiau dar vieną apelsinų sulčių ir kažkaip nugerti. Nes buvo išaštru. Tai viskas išragauta. Čia pavyzdžiui dabar navigacija rodo. Va čia yra gatvė. Eit namo. Tik aš einu aš tą gatvę tada. Žodžiu, šiaip labai čia visko galima paragauti. Hello. Tai va Šutinų gatvė. Tokia čia. Tamsukai užpakalį. Ir jeigu klausimas, ar saugu vaikščioti vienai tamsoj, kaip matot, viskas tvarkoja. Čia net labai žmonių nėra, šiaip sutikau keletą turistų. Tai čia, kur su manim sveikinos, tai prieš tai švedai, čia tokie visai senoliai. Tai jie mane kalbino, kai aš stovėjau prie durianų, tai jie čia klausė, kas čia per daiktas, ar skanu ir taip toliau. Tai jie mane dabar pamatė ir sveikinos. Tai va, tai panašu, kad išėjau į pagrindinę gatvę, nieko čia baisios. Tai va, tai Šutinų link namų pas mane 7:30, tai aš jau išsimasažavau šią nuotykį, priturėjus, viską apžiūrėjus, dabar jau lieka tik tai poilsis. Kambarys ir prizdėlis nebeveikia kondiškė. Nežinau, šiandien veikia, dabar nebeveikia. Tai atėjau čia, man bandė krapštyti, nieko nesgauna, tai keis man kambarį. Ką, gavau gal biškį šviesesnį, tvarkingesnį kambarį, dar ir čia lempos net 2 yra. Žodžiu, nėra tų blogus, neišėtų gerą. Labą dieną. Jau susipakavau daiktus, ruošiuosi leistis žemyn. Man viešbutis išnuomos mopedą. Kaina bus apie kažkur 6,30 € dienai plus kuras. Tai kaina šiek tiek gal ant poros eurų didesnė negu Indonezijoje man buvo, bet gal su kokiu Tailandu lyginant, kuris yra, pažinau, Vientiano tiesiai už upės. Va, tai ten panašios kainos. Dabar tokį labai įdomų man patarimą davė. Pirmą kartą girdžiu Pietryčių Azijoje. Sakė, jeigu policija sustabdo, jie iš tikrųjų, sako, dažnai angliškai nekalba, dažniausiai prašo parodyti teises. Tai apsimes, kad jų neturi, duok 50 000 kipo, tas yra šiaip 2 eurai su centais. Sako, ar 100 ką turėsi, nes jeigu tu paduosi teises, jie laikys tas teises ir tada prašys didesnės sumos. Sako, tai bus pigiau, jeigu atsiprašysi, kad labai gaila nepasiėmiau teisių, paduosi pinigėlius ir nuvažiuos. Tai aš labai tikiuosi manęs nestabdys. Ką, man dabar reikės mintyse kažkaip persimušti dešinę eismo juostą, nes dabar 3 mėnesius vairavau kairėje pusėje. Tai dabar reikės kažkaip tai persimušti. Ir šiandieną planas truputėlį tokiu lanku apvažiuoti, būtų buvę galima ir viešų transportų, bet būtų daug ilgiau užtrukę,
O aš labai mėgstu vairuoti mopedą, tai aš tiesiog norėjau savarankiškai paimti ir tuos likusius taškus apvažiuoti. Vientiane nėra tiek daug kas veikti, būtų galima suspausti į vieną dieną, bet aš nenorėjau skubėti, nenorėjau lėkti, tai tiesiog išskirčiau į 2 dienas. Tai va, tai kol kas planas bent kokias 3-4 vietas aplankyti, žiūrėsim, kokiu greičiu čia man tą pavyks padaryti. Tai važiuojam. Kokie būna reikalai, kai vyksta viduriniuose rytuose konfliktas ir trūksta naftos. Vientiane iš 4 bandymo tik tais radau degalinę, kuri turi degalų ir pavyko įsipilti, nes mano mopedas buvo su viena mirksinčia padala. Aš jau galvojau, kad aš jau tiesiog šiandien sustosiu kažkur ir nebegalėsiu važiuoti, reikės grįžti namo su taksu, bet radau iš 4 bandymo, tai žodžiu, tokios problemos globalios. Netoli pirmo objekto sustojau parodyti akivaizdžiai, kaip skiria Mekongo upė Laosą nuo Tailando, nes kitoje upės pusėje jau yra Tailandas. Sustojau vienoje šventyklėlėje, šičia jinai kažkodėl visai nežymima niekaip žemėlapyje, bet labai toks įdomus momentas, va šičia Laoso pusėje didžiulį Buda žiūri į upę, į kitą kranto pusę, iš ano kranto į šitą pusę žiūri, iš Tailando pusės kita Buda. Tai gaunasi, kad 2 Budos sėdi skirtingai Mekongo upių pusėje ir žiūri viena į kitą. Atvykau į savo pirmąjį objektą, jis čia yra labai rekomenduojamas atvykus į Vientianą. Važiuoti kokią nepilną valandžiukė gaunasi, įėjimas 2,5 € užsieniečiam, 60 centų, aišku, vietiniam daug pigiau. Ir tiesiog norisi pasivaikščioti po parkelį ir buvo nusižiūrėtas vienas toks pastatukas, toks labai įdomus statinys dešinėje pusėje. Į jį galima įeiti tokiu sraigtu, tokiu apeiti ir užlipti į viršų. Tai ką, lendam, žodžiu, čia toks praėjimas labai įdomus. Iš pradžių įtupstą padarai, pralendi, tada išsitiesi, gali eiti toliau, per tuos langelius jau matosi aplinka, per kitus langelius į vidų matosi visokių ten skulptūrų pridaryta. Laiptai tokie šiaip savo, labai atsargiai reikia lipti, labai šiaip laiptai tokie status ir siauri, tai iš lėto viskas ok. Tai va viduje yra ekspozicija, šiaip paskui galima nusileisti pro tenai, tai aš paskui taip ir dariau, tai kyli pro vieną pusę, leidėsi pro vidurį. Tai čia viduje aš nežinau, čia menas, ne menas, aš nesu baisi menininkė, tai nežinau, čia tos lygtai Budų, lygtai šiaip kažkokių skulptūrų pridaryta, atrodo kaip molinės tokia, bet pasižiūrėt, kodėlgi ne. Ir paskutinis jau taškelis, jau paskutinė atkarpa ir šiaip ne taip, vos su kuprinė išlipau, praktiškai kuprinė reikėtų nusimti. Ir užlipus nuo viršaus pasimato visas Budų parkas. Ką dabar, lindimą atgal ir aš išbandysiu, nusiėmiau kuprinę ir įmanoma pralysti, kas jau bijo tokių uždarų erdvių, gal jau nereikėtų tokius nuotykius leistis, nes labai jau siaura. Išlindau, einu tolyn, daug tų Budų įvairiausių, tradiciškai ir gulinti Buda, yragi tokia legenda, kad Buda atsigulė, užmigo ir miegodamas numirė. Tokia legenda yra, nežinau. Tai vietiniai šiaip labai noriai čia fotografuojasi visur, vaikščia, aš užtaikiau savaitgalį, tai gal dėl to čia tų žmonių irgi daugiau buvo. Tai jeigu kas jau labai domisi, nori labai pasigilinti, yra audio gidas. Čia yra tokios stotelės sužymėtos, tai pagal tas stotelės paaiškina, kas kur kaip ką. Aš, patingėjau, gal taip sakykim, pavaikščioti su gidu, tai pavaikščiau viena pati, čia tokios skulptūros įdomios, va čia tokia mergelė kažkokia ant rankų laiko. Žodžiu, visai gražu. Dar toks niuansas, šitame parke vietinės cikados jau taip garsiai dainavo, aš galvodavau, kad Graikijoje jos labai garsiai tą daro, bet čia, wow buvo. Dargi viena legenda yra, kad Buda meldėsi, pradėjo lieti ir 7-galvė kobra, žodžiu, jį uždengė nuo lietaus, tai va tokių skulptūrų irgi budistiškose šalyse labai daug.
Dar čia visokie takeliai su gėlėmis. Gėlių mylėtojams turėtų visai patikti šitie praėjimai. Tai jau išėjus iš grinai tų skulptūrų parko yra va toksai tiesiog parkelis su gėlėmis. Dar šiek tiek toliau paėjus yra ir restoranėlių, galima išgerti kokosą, šviežiai spaustų cukranendrių sulčio. Aš paskui daug vėliau tik tai jas pavyko paragauti. Ir kažkokių suvenyrų, kas nori nusipirkti, ir visai pačioj pabaigoje prie upės netgi yra sudėtos nuotraukos, kaip atrodo Mekongo upė, kada patvinsta, tai praktiškai vanduo būna iki pat tų elnių. Ir grįžtant dar sustojau pamušti gongą, sako, lyg tai sėkmė aplanko, tai aš visą laiką jį mušu. Viskas, einu link mopedo. Tai teritorija kaip nėra didelė, tai čia nėra, kad labai toksai objektas, kur ilgai užtruksi, tikrai ne. Bet aplankyti tai tikrai galima, ypač, kad ne per daugiausiai tų lankytinų objektų ir taip Vientiane yra, tai čia tikrai galima atvažiuoti. Atlėkiau čia iki tokio vietinio restoranėlio, tokie neblogi atsiliepimai buvo, kad kaipo ir jūros gėrybės žuvys skanu, bet labai jau čia taip kažkaip užimta buvo, atvykau, tai vietinių labai daug buvo ir turistų, visi čia aišku viduje sulindę, nes laukia labai karšta ant saulės. Čia jie kažkaip kalėdiškai pasipuošę, nežinau kodėl. Ir aš užtaikiau tokį momentą, kad daug kas labai pakilo nuo stalų, čia tos chaosas, stafas nespėjo surinkinėti, žodžiu, laksto čia su tais auksiniais bliūdeliais ir gėlėm vietiniai patys. Ir nežinau, jie čia mane kur sodint, angliškai nekalba. Tai aš paskui pagalvojau, kad nieko čia sudėtingo nereiktų užsisakyti valgyti, kad paskui nebūtų, kad visai nesusišnekėjom. Tai atsisėdau tiesiog šitoj vietoj, man staliuką pristūmė. Čia pasirodo restorano dalis dar atsiskiria, gali paplaukoti šiek tiek upėje, kartu su maistu išplaukia. O aš užsisakiau tokį labai paprastai makaronai su daržovėm ir vištieną, bet kadangi jie nekalba angliškai, niekas manęs nepaklausė, ar čia aštriai noriu. Primeti va šitie žali burbuliukai yra švieži pipirai, tai taip jau gana aštriai pavalgiau, čia už kokius 8-9 eurus ir iškeliavau toliau. Atvykau ir dar vieną rekomenduojamą objektą. Angliškai sakosi Golden Temple, bet čia yra auksinė stupa, jinai turi savo vietinį pavadinimą. Bilietukas vėlgi kainavo 30 000, jau čia reikia kelienus užsidengus būti ir einame tolin. Manoma, kad pastatyta šita stupa 3 amžiuje po Kristaus, daug kartų buvo griauta, atstatyta ir būtent šita stupa yra laikoma Laoso nacionaliniu simboliu. Tai čia jau labai tokia svarbus objektas. O dabar šiek tiek pavaikščiokim, pasižiūrėkim Budas. Aš kada Tailande sužinojau, kad jos skiriasi, iki tol niekada nebuvo atkreipusi dėmesio. Dabar šiek tiek galim pažiūrėti, kaip skiriasi. Kaip skiriasi, pavyzdžiui, pramertos akis, smaila tokia plati nosis, kitos apvalesnis veidelis, putlesnės lūpos, užmerktos akis, ausų, man atrodo, spenelė ilgesnė. Tada, jeigu paimam kitą, šita išraiškingesnė tokia nosis, lyg tai riesta, viršutinė lūpa tokia didesnė, irgi užsimerkusi Buda. Va, pavyzdžiui, šičia yra Budos nosis yra šis plokščia. Šiaip pasakoja gidai, kad tas Budas panašias darydavo į tuo metu imperatoriaus atvaizdą panašų arba tas, kas rėmė šventyklos statymą. Čia, pavyzdžiui, Buda net su pilvuku šiek tiek. Ir dabar čia tos truputėlį istorijos, čia piešiniai iš to, kaip neva atrodė, kai statė šitą stupą, čia ir drambliai dalyvavo tame statyme. Čia 19 amžiuje taip atrodė, buvo, sako, lyg tai stipriai apvogta ir 20 amžiaus pradžioje pilnai vėl restauravo. O šalimais yra dar visas kompleksas, labai tokia spalvota, labai daug žmonių buvo, sekmadienis, daug vietinių, bet ką, einam apsidairyti. Teritorijoje taip pat yra ir gulinti Buda, bet čia jau auksinė, labai vietiniai nori čia prie fotografavus. Pagal skrybeliukus visus kepuraitės galim pasakyti, kas iš kurios grupės, labai daug kiniečių grupių. Ir vienas pastatas, va toksai su gražiais piešiniais, bet čia jau reikia nusiavus avalynę užeitą, tai ėjau užvertus galvą pasigrožėti piešiniais.
Nu tai viskas, šiandieną daugiau lankytinų objektų nenusimačius, dar galvojau į vieną tekstilės muziejų, bet aš tokį ne muziejų mėgėją. Galvoju, gal šitas man nebūtinas. Bet dar, žodžiu, yra toks vienas prilankytinų objektų, yra tekstilės muziejus. Va, tai daugiau viskas, čia mano planas yra laosietiškos masažas be abejo. Tai dabar važiuoju vieną salonėlį irgi išmėginsiu, kaip jiem ten sekas tą masažą daryti. Ką, pabandysiu šitą, čia lyg tai daug sėdinčių laisvų. Žiūrėsim, kas čia bus, kainos. Berods šitie jau nepilni 6 eurai, laosietiškas masažas. Nu žodžiu, tai visai nieko, tas masažas net nepilni 6 eurai valanda. Tai mergaitė buvo jauna, aš ten prašiau, kad man duotų tokią patyrusią labiau, bet vyresnių nelabai ir turėjo to masažistų. Labai jaunas visos masažuotojus, bet nieko, šiaip tikrai man netgi geriau negu vakar ta vyresnė darė ir už ten eurų kažkiek brangiau. Va, tai masažiuką užskaitau, žodžiu, tai visą atsipalaidavus, dabar tik tai gal visai būtų neblogai į kokį maisto turgelį. Aš galvoju grįžti į tą patį, jis lyg tai va turėtų jau atsidarinėti dabar, kokį vaisių suvalgyti, kažką va tokio. Tai va, viskas šiandieną. Labas rytas, pas mane daiktukai supakuoti. Laukiu savo vairuotojo, keliauju į Vang Vieng miestą. Jis autobusu yra už maždaug taip grubiai poros valandų kelio, jeigu greituoju traukiniu valanda kelio, bet problema ta, kad iki traukinio nusigauti beveik valandą trunka. Tai pagalvojau, kad šitą atkarpą už tuos 6:30 puikiausiai įveiksiu autobusą. Manęs klausia administratorius, sako, ką veiksi 5 naktis į Vang Viengą, nes ten tiek daug nėra ką veikti. Sakau, dėl to pasėmiau su baseinu viešbutį, jeigu man bus nuobodu, aš tiesiog gulėsiu ir degti. Tai va, toks va planelis, taip sakant. Atvyko pasimti autobusiukas, čia tie vadinasi autobusiukai nuo durų iki durų. Ką, judam, čia su manim važiavo didelį prancūzų grupelė, čia mus sukišo į tą autobusiuką maksimaliai, ta prasme jau beveik viens kitam ten gale ant kelių sėdėjo. Bet smagiai važiavom, pasijungė čia per Bluetooth'ą muzikytę ir viskas, jau artėjame prie Vang Viengo, nes Vang Viengas iš tikrųjų yra apsuptas kalnų. Tai man jau vien šitas įspūdis įvažiavimo į miestelį jau buvo wow. Galvoju, aš turiu pilnas 4 dienas, tikiuosi užteks. Paleidau autobusiukas 50 metrų nuo viešbučio, nereikėjo toli eiti ir viskas. Atkeliavau į savo namučius ateinančiam 5 naktim. Čia 33 eurai naktis su pusryčiais. Turi savo tą baseinėlį mano išsvajotą ir mano kambarys. Tikrai labai erdvus, labai patogi iš tikrųjų lova. Ir labai šiaip tvarkingas, kaip už 3 žvaigždutės, tai tikrai labai viskas ok. Aišku, ta kaina Laose, kaip ir buvo anksčiau minėjus, kainos šiek tiek man daugiau gaunas negu kitose pietryčių Azijos šalyse. Bet iš tą tvai balkonėlį išeina, aš iš tam balkonę labai sėdėjau, bet per balkonų šonus matosi, žodžiu, kalnai. Einu ieškoti maisto. Kas gali sakyti, nežinau, kad Vang Vienge ar kad Laose yra lieva būti. Tai jau taip sakant, vidurinį pirštą rodau tiems, kas man yra sakę, kad Laose yra nesąmonė. Ir labai faina, kad gatvelėmis vaikštant, išsuki į bet kurią gatvelę ir kalnai matosi. Labai turistinis miestelis, labai didelį pasiūla yra turų. Šiaip yra gal ir gerai, su ziplainais visais, labai daug kajakų, tai yra baidario. Tai galima tų labai konfiguracijų skirtingų imtis, su ziplainu, be ziplainu, su urvu, be urvo. Aš stengiuosi visą laiką savarankiškai daugiau apliekti, bet prašau, yra net ir bagi, keturračiai, paramotor, žodžiu, belikiek. Ypač Vang Vienge pastebėjau, kad labai populiarūs šitie sumuštiniai. Kažkaip kol kas kituose miesteliuose taip daug variantų nemačiau. Čia, kaip sakau, kaip Vietname yra banh mi, tai čia nėra to tikslaus pavadinimo, tiesiog sumuštinis. Tai čia pasiėmiau už 2 euriukus, žodžiu, didžiulį sumuštinį, nežinau, kaip čia reikės apsišiaus valgyti. Galvoju, einu prie upės, prisėsiu, bišpai kaip bomželis pasidėjau. Bet, kas su tokiu vaizdu, aš ir kaip bomželis galiu pavalgyti, man visai nekliudo. Vaizduojat, lapnuoju aš čia savo tą sumuštinį ir galvoju, jau tai nesusimokėjus. Tai dabar suvalgiau, tikiuosi, aparpalio ir negavus, aš dabar bėgu susimokėtų sumuštinį.
Viskas gerai, grįžus susimokėjau, pardavėja nebuvo baisiai išsigandus. Va prašau, čia ir į tailandietiškus panašus blyneliai ir va tų sumuštinių ant kiekvieno kampo. Čia vyksta, kaip sakyt, naktinius turgus. Tai aš va dar pasižiūrėjau, kaip čia kas čia ir šiandienai jau viskas. Labas rytas, išsimiegota puikiai, lovytė patogi. Tai šiandienos planas yra toksai pagulėti prie baseino, pakepti skurytę ir užbaigti savo visus video daryti. Tai va, tai tik tai toks planas šiandieną, nelabai kas įdomu. Bet einam pažiūrėti, kaip pusryčiai atrodo, nes pagaliau tokie turi būti, pagal nuotraukas, tokie normalūs pusryčiai. Tai einam. Labai faina, kad pagrindiniai patiekalą iš meniuko užsisakai, pilna visokių vaisių, šviežiai spaustų sulčių. Maistas tikrai skanus buvo, šviežiai taugi pagamina, jeigu nori skrebučius pasigamini, desertai ir dar tam marmitė irgi visokių dar ten papildomų patiekaliukų. Ir ką, susiradau savo vietelę, įsikūriau, pasideginau, o čia radau va tą masažo salonėlį, kur tik vyrus prie manęs kiek be užsuku, mane pamato damos ir sako, neužsidarė mes, nors pilnas salonas masažuotojų. Labas rytas, aš jau papusryčiavusi, jau išsinamavusi mopedą. Oras toksai, kaip dažnai zapodlomon būna, kai atvykimo diena buvo saulėta, o dabar jau antra diena va toks kažkoks lyg rūkas užsidėjęs, bet nelyja. Tai kadangi nekaršta, šiaip šiuo metu gal tik tai 21 laipsnis, man biški net vėsoka, tai pasimsiu striukę vairavimui, nes vairuoti bus tikrai vėsiau, jeigu dabar toksai ta temperatūra tokia šiaip sau, tai važiuojant bus jau šalta. Tai, žodžiu, noriu nukeliauti iki tokio labai žinomo vieno taško apžvalgos aikštelės, ten bus rimtas haikas. Kadangi šiuo metu nekaršta, tai pats toksai metas ir yra labai tinkamas, kada saulė neplikina, įkopti į tokius yra lengviau, nes nekaršta. Tai kol kas turiu mopedą dieną, iš kokius 8 beveik eurus ir kadangi nuomavau per viešbutį, tai nereikia paso palikti. Šiaip tai visi mieste prašo palikti depozitui pasą. Tokie varikaliukai, rengiuosi, susirenku daiktus, pasimsiu droną, šiaip Laose drono negalima skraidinti be leidimo. Aš leidimo neturiu, bet pažiūrėsiu, gal kažkur tai, nes vėjo nėra, jeigu vėjo nėra, man saugu skraidinti. Važiuoju, žodžiu, va taip, ir yra tik tai mopedų ir pėsčiųjų tiltas. Jeigu su mašina, tai reikia šiek tiek tolėliau važiuoti, kad kirsti upę. Ir radau, nuo kurio uostelio plaukia tokios greitaigės valtelės, paplukdina šiek tiek po upę. Antras tiltukas iš vis pagerintas, čia jau ir vinys išlindę, ir juda lentos, bet visai faina pavažiuoti. Dar radau tokius bagius ir jų važinėjančių tikrai irgi mačiau, tai vėlgi, kas mėgsta šiek tiek pasivažinėjimus, tokius irgi galima papramogauti. Judu toliau, kelias siaubingai nelygus, tai jau vibruoja ten viskas važiuojant, tai sudėtinga filmuoti. Tai čia dar užtaikius buvau nieko kelią ir paskui va tokį privažiavau. Tai dar su mopedu tu apvažiuoji tas duobės, bet jau kai važiuoji su keturratė kaip priemonė, tai ten jau kaip bulvė varto. Ir kaip sakiau, Vangviengas yra apsuptas kalnų, tai tu vis laik tą keliais važiuoji ir aplinkui tave kalnai, kas mano akis labai labai džiugina. Atvykau į vietą, visai normalus toksai parkingas, žmonių nėra labai daug, bus matyti, kiek bus viršuje, bilietukas 30 000, nuimsiu laiką, per kiek užlipsiu, nes vieni sako, kad per 30 minučių užlipa, kiti per valandą. Tai dabar laiptukai tie baigėsi, prasideda va tokie va reikalai, tai jau į turėklus įsikibus, čia va irgi neva laiptai. Dokumentuojam, einu dabar jau 7 minutės. Statu, žiūrėkit, dar laiptai, neva laiptai, nežinau, kaip čia sakyti. Ką toliau? Prabanga, laiptai yra. Nu, prieinu dar, juokiasi, priėm dar kietesnę dalį. Nu, davai, važiuojam. Čia rock climbingas. Ta prasme. Rimtas reikalas. Lipu jau 21 minutę. Dar, toliau už pusiaukelės esu, bet, kai sako, nėra neveikimų dalykų, čia sutikom pakeliui.
tie, kurie leidžiasi, sakė, viršūnė daug žmonių, jau gerai. Ir, sakė, didžiausia minė buvo saulėtekiui. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tam saulėtekiui nesigrūdau. Ir nežinau, kaip ten žmonės pasidaro gražų nuotrauką, aš va taip atrodau. Kaip galima gražų nuotrauką padaryti, va taip atrodo. Vaizdas jau šviesėja, man atrodo, jau nebetoli. Išo trubelį priejau. Jau maniau, kad bus viskas, bet dar reikia dar pakopti. Oi, keli, gal reikia kvapą atgauti prieš tą paskutinę atkarpą, nes jinai va tokia. Ir jau visai tenai. Ką, vaikeliukai, this is it. Ką, 32 minutės kopimo po labai prakaitų. Bet aš čia, pažiūrėkit, labai gražu, labai. Ir kągi, įsitraukiau droniuką, ponia. Paskraidinau, nieks nebarė, nieks nieko nesakė, tai galvoju, tai okei, paskraidinsiu. Čia šonuose yra tie legendiniai motociklai užkelti ir iš vienos kalno pusės, ir iš kitos kalno pusės. Tai aš ir iš vienos, ir iš kitos kalno pusės pasidariau tas nuotraukas. Vaizdas tikrai labai įspūdingas, tiek nuotraukose, tiek video, o gyvai dar labiau. Tai, žodžiu, labai wow. Aš čia paskui ir paskraidinus droną tiesiog dar sėdėjau ir žiūrėjau į tos kalnus, nes tikrai labai man patiko. Biškį atvėsau, saulė biškį pradeda lyst, tai faina vieta. Užlipti yra iššūkių, dabar ir nulipdus iššūkių, nes kaip kur buvo taip statu, kad į priekį einant yra lengviau negu leistis žemyn. Tai noriu pilnai pailsėti, turiu vandenuko, pagurkšnosiu. Ir let's go žemyn. Nu ką, jau čia prifilmuota, pridaryta. Dabar laikas šitų baisių kelių eiti žemyn, nusimsiu laiką, per kiek laiko pareisiu. Eidama į priekį nefilmavau šitos dalies, pažiūrėk, kad čia reikia į tokias kilputes įsikepti ir varyti toliau. Čia tai galima beveik čiuožti. Dabar einu ir sutikau bičią, kuris ten, nežinau, kažkokią tai Azijos kalbą, paskui išaiškinau, kad Pietų Korėjos. Eina, matyt, keikiasi, gal sako, čia mano antras šiandien viewpointas, sako, aš vos jau įlipu. Aš sakau, you can do this. Ir jis sako, iš kur tu pasakiau, kad iš Lietuvos, įsivaizduoti, jis man pradėjo vardinti. Mindaugas, Jogaila, Vytautas Didysis. Aš tokia, wow. Sakau, kaip taip išėjo, kad iš Pietų Korėjos gali žmonės žinoti Lietuvos istoriją. Ir sako, pasitaiko. Žiauriai prikolas. Turistai tai su gera avalyne viską. Žiūrėkit, vietiniai lipa. Su šliopkim. Šliopansai. Ką, nusileidau jau per 30 minučių. Į priekį jau 3-2, atgal 30, bet aš jau atgal kaip sraigį vilkausi. Nes kadangi labai statu, į priekių einant labai nepatogu, tai reikia labai iš lėto atbulai leistis. Tai, žodžiu, kojytės dreba, šiandien aš nežinau, ar dar noriu vaikščiot kažkur tai. Dabar einu, matau, kokosiukų turi, tai pasimsiu kokosą išgerbiš mineralus atstatyti. Kokosiukas į trasą einam, dar toks vienas bairis buvo dabar, kaip ir kausi šičia bilietuko įėjimą. Pas mane buvo 100 000 kupiūros ir keli tokie po 1000. Aš sumokėjau 30 000, man turėjo duoti 70 000 atgal, ką jūs galvojat. Aš dabar kokosą perku ir žiūriu, galvoju, turiu 50, nes 50 kainuoja 50 000. Ir ištraukiu ir žiūriu, kad jie man padavė 2 po 10 ir 5 000. 50 000 yra 2, 5 000 yra, nežinau, 20 centų. Tai reikia iš tikrųjų pinigų žiūrėti, ką atiduoda. Aš paprastai taip labai nežiūriu, atiduoda ir tipo, bet šiaip reikėtų žiūrėti, nes kada tų nulių daug, gali prigauti turistą labai lengvai. O gražuolė gal irgi eina į apžvalgos aikštelę. Šiaip yra labai dažnas atvejis, kad Laose vaikšto karvės gatvėmis. Tu važiuoji, tai ponės turi praleisti. Čia prašau, žiūrėkit, koksai eismas intensyvus. Ir karvės, ir bagiai, žodžiu, visi telpa. O šičia labai užtaikiau, kad tas cukranendrės spaudžia ir važiuosiu tolyn. Galvoju, eit negaliu, bet pasivažinėti galiu. Tai dabar važiuoju, tiesiog yra kažkoks tai ežeriukas, už beveik valandos kelio, galvoju, tai varau.
pasivažinėsiu, apžiūrėsiu, kaip čia tas jau Laosas atrodo. Buvau, kadangi prisiklausius, kokie baisus tie keliai, galvoju, važiuoju ieškoti tų blogų kelių. Tai vienintelė problema, kuri iškilo, ta, kad nepasėmus buvau jokio veido uždangalo arba respiratoriaus, kuris šiaip yra būtinas. Nes čia visur dulkės dulka, kelias kitoksai. Tai, įsivaizduojat, kuo daugiau mašinų pravažiuoja, tuo didesnis dulkės. Tai aš tiesiog pakeldavau maikę ir per maikę bandydavau kvėpuoti, nes labai sudėtinga kvėpuoti. Dulkės sėda ant visur, ant kuprinės, ant veido, į burną, visur, žodžiu. Čia, kad atrodo, kad čia kažkokios kelio statybų darbai vyksta, bet realiai tai nežinau, nieks nevyksta. Čia tik daug sunkvežimių, kurie dulkės kelia. Tai va prasinešiau truputį ir per kaimus, pasižiūrėjau, kaip čia tie kaimai atrodo. Tai tokio prasivažinėjimo visai buvo. Pravažiavau čia kažkokią šventyklėlę, čia kaimas, žodžiu, visiškai. Aš tokia dulkina, kad čia aš nežinau, čia ir burna, ir nosis pilna. Dabar nežinau, aš čia nusižiūrėjau kažkokį restoranėlį, nesu tikra, ar čia net tas, bet čia turėtų būti su ežeru. Ežeras yra, restoranėlis yra, jis ir tik tuščias, nežinau, čia gal ir galima kažką suvalgyti. Prašau, čia rankas plauni, iš karto vanduo bėga į ežerą. Va meniu. Kepta vištiena su vištiena. Čia, manau, turėtų būti kepti ryžiai su vištiena. Čia vištienos kažkoks tai troškinys. Man mačiau, kaip dabar dar tik tai troškino. Tai, nežinau, čia iš jūsų gal sumokėsiu su ryžiais kokius 6-7 eurus. Skonis geras. Prašiau net brašti, kad aštri vištiena. Paprašiau, kad ne aštri. Tai truputį aštrumo yra. Padažiukas labai gero skonio. Važiuojam. Ką? Baigiau valgyti, skaniai pavalgiau, galvoju atgal, gal grįšiu geresniu keliu ir pasižiūrėjau, kad geresniu keliu negalima važiuoti motodais. Tai vėl varysiu tą zebrą, kur 20 metrų asfalto, 20 žvyro, 20 asfalto, 20 žvyro, mano telefonas baisus. Jaučiu, mano rūbai irgi baisus veidą, jau prausiau, nes dulkėta, akinius numaudyti irgi reikėjo. Tai dabar atgal tokiu pat keliu. Tai mačiau, kad vietiniai varinėja su kvėpavimu, tais respiratoriais arba kažką tai užsidėję. Protingai šiaip jau. Tai va, let's go. Dar šiek tiek pavažiavau į priekį. Tai va čia šiek tiek realybės, biški šiukšlių, biški ko, bet čiagi Azija. Tai šiek tiek panoraminių vaizdų ir viskas. Sukuosi atgal važiuoti. Atgal kažkaip važiuoju, man daugiau tų kalnų pasimatė. Nes matyti į priekį daugiau aš vis kilau į kalną, o dabar daugiau nuo jų leidausi. Tai va, man šiek tiek tų panoramų atsivėrė. Labai puikiai matosi, kaip ore dulkės kabo. Tai čia pravažiavau šiek tiek ir upeliukščius, slėnius visokius. Tai šiaip gamta, aš nieko labai negaliu sakyti, gamta graži. Čia yra turbūt didžiausias minusas yra tie dulkėti keliai. Daugiau tai čia viskas su Laosu yra puiku. Važiuojam tolyn, ar užtaikiau, va pažiūrėkit, turbinis kelias. Visos tos legendos iš tikrųjų apie tuos prastus kelius, va man čia 100% pasirodė. Tai krataisi iš tikrųjų, jeigu didesnį atstumą reikia važiuoti, tu krataisi. Ir va, tas zebras, apie kurį aš prieš tai sakiau, žvyras plentas, va net labai akivaizdžiai matos. Kodėl jie čia taip tokius gabaliukus palikę, neįsivaizduoja. Tokia dulkina visa. Tavarsime, aš tikiuosi, atsiskalbščia man rūbai. Akiniai uždulkėję, žodžiu, kamera uždulkėjus. Reikia eiti maudyti, dabar viską valyti, visus daiktus valyti reikia. Žodžiu, aš negaliu pasakyti, kad tas pasivažinėjimas buvo su wow labai vaizdais. Man gal labiau buvo tas nuotykių momentas, kad pasivažinėjau tais tikrais laosietiškais baisiais keliais, nes kada aš važiavau autobusu iš Vientiano į Vangviengą ir buvo tas geras kelias, galvoju, tai kur čia tos istorijos apie tą blogą kelią, dėl to, kad jis mokamas ir tenais, žodžiu, nesnai pastatytas. O tie tikrai keliai, tai va, dabar turėjau progą prasinešti tais keliais, nes realiai motociklais važinėja vietiniai, tai vietiniai negali važiuoti į tą didįjį kelią. Tai žodžiu, su nuotykiais dabar einu visą save nuskalbti. Nu, man šitas vaizdas nepabosta, kai išeinu iš kambario. Einu
Viškutį pagulėjau, palsėjau, jau galiu paeiti. Tai dar einu lausietiško masažiuko, kad čia mane belėjaus, nes vakar tai čia mane lėjom tik jau trynė, tai šiandien jau nenoriu. Tai biškelį, kad atsipalaiduotų raumenys, tai bandysiu kažkokį, mačiau, lausietiško masažo grinai salonas, tai va einu pabandyti. Turbūt vienas blogesnių gyvenime masažų, kur man ir šiaip neturi masažuotojas, tai daryti. Sėdasi ant nugaros, man sėdasi mano užpakalio, kada tipo nugarą masažuoja. Tai jeigu aš prieš ateinant nejaučiu tokios įtampos nugarą, tai dabar jaučiu. Tai aš labai tikiuosi, kad rytoj nesurakins man nugaros. Labai tikiuosi. Ir, žodžiu, reikia gal nueiti ne už 5, o už 25. Ir tada gal biškai bus geriau, nes dabar tai jinai ten tokia nenuotai, kur būna net nemaloniai aptarnauja. Tai, nu žodžiu, nelabai. Tai tokia biškai nusivylus kulniuosi namo.